vieta, kur karalienė Diana buvo. Ar tai gilė, kodėl čia neapsistojom? Mes su bagiukai. Utėlių sultis naudojo net kaip ginklą, o senis jau nusipirko. Bet labai mažytė atrodo bus. Nu ir dar viena stotelė, Al-Huta Cave. Čia vat yra padaryta miniatiūra. Tai atvažiavom čia. Tada čia vat muziejų praeisim. Tada traukinukas mus nuveš iki pat urvo, kuris yra tenais. Su gidu, tai kažką papasako šį kartą. Lekiam su vėjeliu. Mašiniukas. Kaip Zakopaniai vaikščiojo mane. Sakė, du tikrai įėjimai natūralūs yra į šitą. Tai va, pilna čia stalagmitų, stalaktitų ir šikšnosparnių. Sakė, pamatysim the blind fish, blind cave fish. Ta skoraklos būna. O čia dar atsiveria kita patalpa. Šiaip neįtikėtina, kad žmonės atranda tokių dalykų, lįsdami į mažą skylę akmenį tiesiog. Ir aišku, šitas turas nenueina iki pat pabaigos. Iki pat pabaigos kainuoja šiam 5 rialiai ir trunka 8-12 valandų kažkur. Ten jau pamatai tuos urvo ežerus. Taip, žiauriai kietai būtų. Tai šiam 5 rialiai su ekvipmentu, įranga, viskuo. Šiaip žiauriai kietai, bet reikia laiko tam. Čia seniai kažkokie laiptai buvo padaryti. Dabar tokie laiptai. Tai sakė, jeigu būna liūtys kažkokios ir viską užpila, tai čia pilnas tas urvas būna. Ir visus šitus laiptus viską išneša, elektrą, apšvietimus. Tai kai atsidarė šitas urvas 2006, 2007 tada užpylė ir tada 4 metus buvo uždarytas, kol vėl atsidarė. Mes esam dabar Mud Village, molinių namukų kaimelis toks, kuris yra kalno papėdėje tarp datulių plantacijų ir kalnų. Misfah al-Abriin, žodžiu taip vadinas. Ir čia esam miestelio daly, kur galėdavo tik moterys būti. Čia moterys prausdavosi, net ten yra ženklai dar parašyti, kad vyrai nepageidaujami, kad vaikščiotų pro čia. Bet, labiau pro tas duris dabar, ne tai, kad į čia, nes vis tiek turistiškesnė jau vieta. Pažiūrėk, kiek palmių. Oh my goodness. Šiandien ir užbaigsim savo kelionę šitą miestelį ir suksimės atgal, grįšim į viešbutį, nes saulė leidžiasi, o į kalnus, į Džebel Šams reikia daugiau laiko. Tai biškį lievai gaunasi, nes dabar turėsim nuo čia, kur esam jau netoli kalnų, turėsim grįžti 2 valandas atgal į viešbutį ant kitų kalnų ir tada rytoj vėl važiuoti beveik 3 valandas į kalnus iš tą pačią pusę, kur dabar esam. Ir tada vėl atgal. Tai, bet yra kaip yra. Taip jau būna, kai varai su inšalą. Žinai, geras dalykas, kad mes turim belekiek ekstra dienų ir galim kokias 3 naktis papildomai bele kur apsistoti. Tai čia viena iš tų ekstra naktų, kur apsistosim, kad neskubėtume ir truputėlį geriau išeksplorintume. The next day. Taip atrodo Venzos bagažinė. Užsidarys? Pabandom. Čia maisto turim išsinešimui, nes prasidėjo Ramadanas. Tai kad turėtumėm ką valgyti. Reikia paspaust biškį. Ne. Tai vat, atvažiavom iki kalnų. Kaip kalnai? Labai gražus kanjonas. Tokio dydžio. Ir gavom velnių pirmą kartą. Nes šiandien prasidėjo Ramadanas. Tai jie ten nevalgo dieną, visą mėnesį tiksliau nevalgo dienom, negeria, labai konservatyvus būna ir taip toliau. Tai ėjom į tualetą, šitas irgi ėjo su šortais. Labai nepatenkinti ten jie buvo. Nors mane toks berniukas nuvedė, parodė, kur tualetas ir tipo gerai varyk.
Po to Povilas ėjo ir nepatiko jau jiem. Atėjo tėvas ar kas ten ir jau ten. Gavo ir berniukas Bart, ir Povilas. Ne, Povilas buvo tualete dar, bet berniukas su mantu tai gavo abudu labai Bart. Nu tai va, žiūrėsim kaip čia seksis per tą Ramadaną. O dabar atvarėm pasiganyti tokiuose kanjonuose Marso. Važiavom pasivaikščioti į kalnus, pavalgiam slaptą mašinoje, nes negalima viešai valgyti. Dabar kraunamės vandenį ir lėksim. Uostai mane? Tokia va pavėsinė čia, ten irgi kažkas yra. Ir toliau einu ten, bet tenais einu ir užsisuka dar ten. Reikėtų išsirinkti, kokį gyvūną čia auginčiau, tai va būtent ją auginčiau, nieko daugiau. Tai būtų mano pet. Čia tai atrodo net nebėra kelio. Važiuodami link čia, buvom sustoję ten viršui. Čia net nesimato viršaus. Ir ten yra stovyklavietė. Na, čia visur stovyklavietė, visur gali privažiuoti. Ir girdėjau vietiniai pasakojo, kad buvo incidentas toks, kad neužtraukė rankinio kažkas. Tai vat, po to būna tokios pasiekmės. Nebus FJ cruiseris. Nusileidau žemiau, tai neatspėjau, nes vairas Mitsubishi. Sėdynių neatpažįstu. Vis tiek čia custom kažkokios turbūt bus aftermarketinės. Motoras. Kas čia va 6. Ką dar ten turim? Generatorių. Ai ne, ten gal kondiškės koks siurblys. Tas generatorius čia kažkur mėtės. Ten ta tobula arka ir ten virš jos kažkur turi būti senovinis miestelis. Ėjom ir atėjom virš tos arkos. Įdomu, kaip seniai čia gyveno kažkas. Eina tolyn ir tolyn. Vieni ne visai išgyvenę, kiti geriau biški išgyvenę, išsilaikę. Bet tai kas čia, akmuo ir molis. Jo, akmuo ir molis. Ir taip va gyvendavo su tokiu vaizdu. Nu, dabar čia tualetas. Buvo senovinis miestelis, o dabar senovinis tualetas. Ja. Nu, aš tam kažkas apsitvarkė. Tvarkingai kilimas. Knyga. Kalijano angliukai. Čia sukūrenti kalijano angliukai. Ir viskas. Einam, ieškom ežero. Ir čia vienam iš namukų. Kažkas gyveno. Ten kažkokia siena dar matos. Bet va, ėjom ir pasiekėm. Ežeriuk. Maudysis Eigilė? Nu, kad toks labai jau lietuviškas atrodo, tai nežinau, tokios lietuviškos spalvos, tai biški nevilioja. Eina ieškoti silpnesnių. Gerai, reikia varyti atgal, ate užkom ir šitam geram vaizdelį. Dabar svarbiausia grįžti, iki kol nesutemo, nes šviesos tai tik telefono flashlightai pas mus. Mažiau pasiruošę šį kartą. Mašina priparkuota,
Agilė, kur atvažiavom? Į dykumą. Aistas vos vienos neišvežęs. Mašiną paliekam. O, mūsų kotedžiukai. You have arrived.